Taigi sveiki, praėjo dar viena diena. Tai nusiėmėm duris, pradėjom ruošti dažymui, sušveitėm sparnus, bagažinės apačią, tą pradėjom ruošti. Čia dabar yra sušveista rūdžių rišiklių, abu sparnai, tiek bagažinės apatinis dangtis. Tai pradėjom čia nulupinėti, kaip ir sakiau, tą problemą, kad kažkas uždažė, tai čia kol kas tik tai su oru prapūsta yra ir jau va kaip lūpasi. Taipogi nusiėmėm dangtelį, galvos dangtelį, štai sena tarpinė, bet atsitiko problema, kad sulūžo vienas šitas va. Nebetinkamas naudoti, reikia naujo dangtelio. Dangtelis naujo 100 eurų. Nelabai gerai. Taigi priėjom prie keitimo šitos tarpinės. Turim pakeltą mašiną, pakabintą motorą, pasileidom visą važiuoklę. Bet žodžiu, esmė tame, kad dar reikia išsimušti abu pusašius. Vienas pusašis čia va, kitas pusašis čia ir razdatkė, ne razdatkė, o belembų iškrito dabar. Gerai, tai žodžiu, reikia šitą nuimti į šoną, kardanėlį palikti ant jo, tuos ištraukti. Čia per vidurį bus ilgas vamzdis, jisai išsitrauks. Ir tada visą šitą karterį apačią nuimsim. Taipogi radom važiuoklę, čia buvo neprisukta, drebėjo visa ir suplyšo šakės guma. Taipogi keisim. Tai va, žodžiu, dar vyko toliau vyrinimo šveitimo darbai. Žodžiu, va, viskas jau sutepta. Žodžiu, vyrinom čia, buvo skylės, čia viską pasiruošėm, nusišvietėm rudis, skylės suvyrinom, viskas yra paruošta, paliekta džiovimai ir žodžiu, kai sudžius, bus galima krauti atgal. Bagažinės visgi dar nepavyko nuimti, tai vis dar turim su ją problemą, dar nuiminėsim. Su durim irgi reiks prieit, paruošinėt. Tai reziumė, persivarėm į kitą pusę, pradėjom daryti dangtelio apačią, dangtelio viršų taipogi pradėjom daryti, motoras iš abiejų pusę pardytas, durys nuimtos.